Aš esu Aneta Mažeiko, Bikini Fitness atstovė ir VS Fitness sporto klubo trenerė. Savo treniruotę visą laiką pradedu nuo apšilimo, darau jį nuo 10 iki 20 minučių. Dažniausiai tai būna, jeigu lengvesnė treniruotė, pavyzdžiui, viršaus, tai padarau ilgesnį apšilimą, apie 20 minučių. Nepatarčiau per daug persistengti, nes tada išeikvosime per daug energijos ir mūsų treniruotė tiesiog nebus tokia efektyvi, kaip galėtų būti. Mano mėgstamiausias apšilimo būdas yra bėgimo takelis. Visą laiką padarau kalniuką ir tiesiog greitai einu. Presas turi būti įtemptas, koją pilnai ištempiam ir darome mostą atgal su užlaikymu. Būtinai žiūrėkite, kad nugarytė visą laiką būtų tiesi ir darome mostą atgal pagal galimybės, kad neapkrauti nugaros, labai aukštai kelti irgi nereikia. Iškvepiam viršui. Šitas pratimas yra vienas iš mano mėgstamiausių pratimų. Jis apkrauna vidinę šlaunies dalį ir be abejo sėdmenis. Labai svarbu yra iškvėpimas ir įkvėpimas. Tai iškvėpėt viršui. Taip pat stebėkite, kad presas visą laiką būtų įtemptas. Ir aišku, štangelė visą laiką turi būti ant trapecinio raumens, o ne ant slankstelių. Presas turi būti įtemptas, iškvėpimą darome viršui ir suspaudžiame viršui sėdmenis, kaip galima daugiau ir užlaikome. Čia yra palengvintas pratimo variantas, kuris tinka bet kuriai moteriai, kuri nori pagražinti sėdmens formą ir jį galima atlikti taip pat namie. Visus pratimus patarčiau atlikinėti po 4 serijas, apie 20 pakartojimų ir tol, kol pajusite deginimo jausmą. Vyrams šie pratimai nelabai tiktų, o jūs, merginos, jeigu norite turėti gražų užpakaliuką, ateikite čia.